Girdėjom Kėdainiuose, kad bandysit Nordio komandą vytis. Sakė, Vilnių duosit jiems? Aha. Pirmiausia, tai reikia savęs nepavyti. Neplenkt pagrindas, o toliau matysim, kaip čia seksis. Aišku, norėtųsi palenktyniauti su juo, su tuo Mitsu, bet pažiūrėsim, sakau, čia sudėtinga gana, sudėtingi ruožai, sudėtingas bus ralis, pažiūrėsim, kaip čia seksis. Ištvermės ir stenogramos reikalaujantis. Stenogramos tikslumo. Aišku, antris startuosim, biškį prisibijau to palaidino žvyro. Su šitom padangom neįsivaizduoju, koks bus sukibimas. Bet kažkaip bandysim prisišaudyti ir bandysim spausti. Bandysim tempą laikyti. Iš žiemos ralių prisimenat kažką iš? Jo, važiavom, 3 rūžai yra važiuoti, bet 2 naktiniai. Dar su M5 ir vienas buvo dieninis. Pirmas, trečias iš vis nevažiuotas, nematytas. Biškį kažkas likę, bet sakau, sudėtinga. Sudėtinga tikrai. Tai lauksim finišą. Ačiū. Ačiū, gerai. Taip, Ignas Lukoševičius, LRT mechanikas, dabar vairuotojas. Papasakok, kaip taip gavosi? Nu, taip gavosi, kad pamatėm, kad atskira lyga yra, C lyga nesikerta su niekuom. Kažkaip taip vakare tiesiog sėdi ir šovė mintis, kad tai kodėl nevažiuoti. Yra mašina, Ronaldas davė, taip sakant, dabro ir viskas, ir štai mes čia. Biškį pasitreniravom, biškį pasimokėm, dar mokomės.
Ir važiuojam, mėgaujamės. Šiandien antras etapas. Taip. Kaip jau vieną pravažiavai, antras? Antras visiškai kitoks. Toks žiauriai kitoks, daug sudėtingesni dopai, sunkesni toksai ir netaip drąsu ir biški visur atsargiau. Toks laikomės tokios taktikos. Kaip šturmanės darbas? Puikiai. Be priekaištų. Čia rankas sukryžiavęs? Ne, va, puikiai. Šiaip viskas puikiai. Visą sezoną važiuosi? Jo, planas toks. Supratau, tai lauksim finišą. Gerai, ačiū.